Na va, balkiukai buvo supjauti pagal reikiamus matmenis. Pradėta tepti bituminis gruntas. Žodžiu, kaip kur, kad išgaudyti strižainę reikėjo pakoreguoti polius. Tai kai kur ausis nupjautos, kai kur net ir ankiriai įdėti. Ten, kur ankerių nėra ir ten, kur viena ausis likus, tai gaunasi, kad ausis prie pat balkio, tai tiesiog per ausį susuksiu. O jau kur nėra iš viso ausų, tai faktas, kad per ankerį susisuks. Ir dar tarpusavį varžtais. Tai va, viską pavyko įsigaudyti, biškį pakoregavus. Polius, bet tada gaunasi, kad nebus problemų darant stogą, sienas. Nors faktas, čia tik sandėliukas, nes va mano senasis visiškai nėra vietos, nėra kur ką susidėti. Dviračiai žoliapjovė pagrinde telpa. Įeiti irgi vietos nėra. O čia dabar grinai mano galva matosi šešėlėje. Tai žodžiu bus ryškiai didesnis. Tai toks ir mini garažiukas ir sandėliukas. Tai va, laukiu nesilaukiu, kada jau sudažysiu viską. Ir dar dėsiu pačios mastikos bituminės. O čia galiu parodyti gruntą. Gruntą pirkau Depę. Ir dar esu nupirkęs pačios mastikos. Irgi tos pačios firmos. Ta pati firma berods. Jo. Tai parašo asfalto klijai. Bet panaudosim kaip kaučiukinę mastiką. Tai va, žodžiu, bus panaudota kaip kaučiukinė mastika. Pats turbūt prasišoviau, bet manau, kad laikys. Viskas čia turėtų laikyti. Realiai net nenoriu jos naudoti, nes pats tas gruntas labai gerai pasidengia, labai gerai gėrėsi. Ir nebedaug lieka man čia iš tikrųjų jų nudažyti, sakykime taip, nugruntuoti. Tai aš galvoju, gal iš viso tą asfalto klijus grąžinsiu, pataupysiu pinigėlį, nes čia 10 litrų, tai gal nutepsiu net kelis kartus ir paliksiu. Manau, kad čia laikys. Dar gal paskui, kai čia bus aišku, kas kaip keliasi, tai gal tiesiog bituminės tos dangos paklijuosiu. Jeigu bus labai didelis sąlytis su žeme, nu faktas, kad bus, nes pilsiu čionais. Dėsiu geotekstilę, kaip ir minėjau, pilsiu žviriuką ir dėsiu grindinio plyteles. Tai va, tai kai visą tą padarysiu, tai faktas, kad bus, kad susikels tiksliau aukštis iki pačio balkio. Dėl to tam ir darau šitus impregnavimus visus, nes jei palikti tik tai žemę, aišku, kas būtų iš vis nesąmonė pagal mane, tai būtų tarpas tarp žemės ir balkio. Ir kaip ir kvėpuotų, kaip ir nebūtina, bet faktas, geriau pasidaryti gerai
Ir bent, kad laikytų 10 kokią metų tie balkiai. Labai būtų fainai. Labai tikiuosi, aišku, kad daugiau laikys, nes nenoriu po 10 metų vėl statyti sandėliuką ar ten garažiuką. Bet jeigu teks, tai teks. Pradėjau tepti jau balkius su mastika. Beveik kibiriuko nebėra. Manau, kad pritrūksiu. Visgi nutariau netaupyti. Ir jau ką nusipirkau, tą ir dabaigti, sunaudot. Tai manau, kad reikės dar nebent tokio pačio kibiro, gal mažiau šiek tiek. Realiai visi balkiai dabar nutepti iš 3 pusių. Tai dar vieną pusę reikia nutepti kiekvieną balką. Tai nežinau, užteksiu, neužteksiu. Bus matyt. Neužteksiu, reikės pirkti. Bandysiu ieškoti gal mažesnį kiekį. Gal bus 5 kg, čia 10 kg kibiras. Bet darbai vyksta. Gan nelengva jos čia tepliot, susilenkus. Eit keliais. Gaila, neturiu jokios kitos kameros apart telefono. Ir kol kas kaip ir nenoriu, kaip ir nedrąsu dar pačiam save filmuot. Jau ir taip žiūriu aplinkui per petį, ar kas nors žiūri, kaip aš čia kalbu vienas į telefoną. Bet jaučiu visiems tai būna, kas pradeda filmuot. Tai tiesiog reikia laiko, reikia priprast. Manau, galbūt kažkada ir išlysiu iš už kadro. O dabar toliau reikia eit darbuotis ir galbūt jau rytoj bus galima montuoti į savo vietas. Labai jau norėčiau kuo greičiau pradėti kelt karkasą. Kaip girdisi, tai gyvenu šalia kelio. Važinėja daug motociklų, mašinų, visko čia važinėja. Bet jau kaip ir pripratom prie šito garso. Nauja diena, nauji darbai. Darbai gal seni iš tikrųjų, bet pratęsiami. Ir ką galiu pasakyti, jeigu turit galimybę, tai manau betonuokitės vienareikšmiškai. Aišku, iš tikrųjų tai laiko atžvilgiu gal ir greičiau čia viskas pasidarė, bet kaip ir sakau, jeigu turit galimybę, tai geriau manau betonuotis. Ir tada statytis medinį karkasą arba, nežinau, už blokelių. Aš tokios galimybės neturėjau dėl tam tikrų priežasčių. Tai teko sukt polius ir darytis tokį medinį vainiką. Viršus tikėjausi neapsidažys, aišku, galėjau apsiklijuoti, apsidangstyti, bet manau tikrai užteks vietos, kad drėgmė pasišalintų. Neužteks, tai žiūrėsim, kas čia bus po jo, po metų, po 2, bus matyt. Tai žodžiu, dabar taip. Vainikas maždaug susuktas taip. Čia yra tokie varžtai, 140 ilgio. Ant 6 ar 8, dabar bijau sumeluot. Gal 8, reiktų pasitikslinti. O čia sukau trumpesniais, irgi tokiais 90-tiniai. Tai va, atrodo taip, metalinės plokštelės pasilankstiusios, bet kaip ir viskas surišta. Aplamai jau šiaip standžiai viskas sulindo. Biški dar su įstrižai nežaidžiau. Kol jie buvo be mastikos, be nieko, tai išėjo pažaist, o dabar tai sulipo. Tai bus tikrai su įstrižai nereikalų, bet ne taip jau ir baisiai. Yra ir baisesnių namų, sakykime, pastatytų ir laikosi ir viskas. O čia sandėliukas, manau, bus viskas gerai. Matuotis reikia žingsnius. Šitaip. Tai statysiu pradžiai statramsčius visus vienodus, o paskui būtent šitą galą padarysiu tokį aukštesnį. Dadursiu papildomai, kad nereiktų pjaustinėtis visų statramsčių
skirtingai tam tikrą ilgį, sakykime. Nes dabar greit susiriš visas kvadratukas. Stačiakampiukas, nežinau kaip čia jisai, labiau toks link kvadrato. Bet, nu jo, žodžiu, taip ir bus. Viskas vienodai susistato į kvadratą, vienodam aukštį, tada dasideda dar papildomai, susiriša įstrižainės ir statysim stogą. Dėsim gegnės, plėvelę, tada iš lauko pusės horizontaliai apsimakaroninsim ir dėsim lentas. Lentą ant lentos, dažysim antracito spalva pagal namo stogą, langus. Ir taip turėsim savo sandėliuką. Kaip tik ieškusi dabar kažkokių naudotų plytų, plytelių šaligatvio. Tarkim, va, kaip tokios senam sandėliukė taip išdėtos. Tokio tipo. Tai va, gal kažką rasiu, nežinau. Geotekstilę. Net nežinau, ar čia verta būtų nukasinėt. Manau, ant viršus dėsiu geotekstilę. Užpilsiu žvyrų, kaip anksčiau minėjau. Ir viskas bus puikiai. O jeigu nebus, nu tai ką? Pasižiūrėsiu, pasiremontuosiu po žiemos. Dar kažkur gal žviriuko reikės papilt. Įsivaikščios. Nelabai man čia reikia viduj to grožio. Nauja diena. Ir štai mano kreivoklis, šleivoklis, sandėliukas. Ir žodžiu, situacija tokia, kad šiek tiek nėra gulščiuko viršutiniam vainike. tą dalį pasigavau, kur dėsis gegnės lygiai. Čia šioks toks yra biški nuolidukas, bet manau tai nieko blogo neatsitiks. Bet jau man patinka, nes galima bus dėti stogo gegnes. Dar paskui šone supjausiu visus šiandien statramščiukus. Ir nam aišku šone. Ir bus galima dėti garo plėvelę. Garo plėvelę, apsimakaronint. Ir po biškį jau dėt apdailą. Laukiu nesilaukiu. Laiko šiek tiek mažai turiu, nes prasidės darbai už keletos dienų. Tai prie savo tokių statybėlių kaip ir negalėsiu prieiti. Bet manau, savo darbus nusidirbsiu per kokią savaitę, pusantros ir turėsiu vėl laiko užbaigti iki galo projektuką. Žodžiu, bėga mano visas tas vainikas apdažytas mastika. Nežinau, ką aš čia blogai padariau. Ar čia noro sąlygų taip jinai gaunasi nukarus visa. Gal per didelis sluoksnį aš čia jos pritepiau. Bet žodžiu, bėga. Bėga, skuba, lekia namo. Ai, nesąmonėlė čia biškis to vainiku. Nežinau, kaip bus. Na, tikiuosi, vis tiek kažkokia apsauga yra. Greit gal nepagaus čia manęs ta drėgmė nesupuls. Nu, bus matyt. Bet, žodžiu, situacija tokia. Galim biškį apeit ratu, pasižiūrėt, kaip čia kas atrodo. Šiaip sienos pagaudžiau gulšiuką, susidėjau strižainės. Kai kur vos pabėga, kai kurios gaunasi lygiai. Faktas, kad statybinė mediena nėra čia ko norėt, čia tiesiog taupumo sumetimais buvo daroma. Tai čia, ir šiaip aš nesu kažkoks statybininkas. Bet, žodžiu, situacija tokia. Galim biškį apeit ratu, pasižiūrėt, kaip čia kas atrodo. Šiaip sienos pagaudžiau gulšiuką, susidėjau strižainės. Kai kur vos pabėga, kai kurios gaunasi lygiai. Faktas, kad statybinė mediena nėra čia ko norėt, čia tiesiog taupumo sumetimais buvo daroma. Tai čia, ir šiaip aš nesu kažkoks statybininkas.
Bet sakau, statau sandėliuką ir man bus gerai. Manau, tikrai nesugrius. Įsivaizduoju, kad tikrai dar netokių yra pastatytų. Tai kažkaip per daug nepergyvenu. Svarbu, kad bent 10-metį, kaip esu minėjęs, kad laikytų. Tai dėl to ir nepergyvenu kažkaip. Tai va. Šiandien tiek. Manau, pratęsim, kai bus uždėtos gegnės ant viršaus. Tai dabar ir daryt. Iki greito.